Sveiki visi, čia mes turim Audi A4 ir problema yra tokia, salone atsirado vanduo. Bėga vanduo į vidų, to aš parodysiu. Pilna vandens. Štai va čia va, to aš parodysiu. Va tenai va yra ventiliacijos tokios šachtos, ane, pro kur šiltą orą pučia, ane. Pavyzdžiui, tai va, tai greičiausiai bėga pro tenai. Va, nu dabar atidarysim kapotą ir žiūrėsim. Ir va čia va buvo, šitoj va vietoj visur apačioj buvo vandens pilna. Dabar 2 dienas kaip nelyja, tai vanduo biškį išbėgo, aišku, visas į saloną. Tai va, dabar mums reikia išimti akumuliatorių. Po akumuliatorium turėtų būti drenažo skylė. Va, nu dabar matyti. Čia va pilnas žemės kanalas užkištas. Ir dar va tenai toliau. Irgi matosi, kad va kažkoks varžtas irgi. Įsikišęs va tenai irgi reikėtų pravalyti. Nu, pravalom. Tai pabandysiu parodyti, kurioje vietoje tas šindės. Vat matosi, kur jisai tas išlenda. Dabar ten pravalė. Tuoj pažiūrėsim, kur jis ten išlenda. Nu va, štai va šitoj vietoj. Nu ką, ardysim toliau. Jeigu vanduo bėga iš ventiliacijos vamzdžių, reiškia, jisai kažkaip ir papuola tenai, tos vamzdžius. Šitoj vietoj yra salono filtras. Tai va, mes turim nuimti tada šitą plasmasę. O čia va matosi, kad jau buvo ardyta jau. Šį čia taip pat va, išlaužta jau buvo. Tai va, nu pažiūrėsim. Čia yra metaliukas toks. Nu, va, tokia konstrukcija čia pas mus. O, matosi kiek urvo.
Nu va, šita plasmasė nėra pritvirtinta šitoje pusėje. Ir vanduo, aišku, galėjo bėgti kažkur tai. Gal va šitoje vietoje kažkur tai. Va šitoje vietoje tai čia esi laikosi normaliai, o čia ar atlenktas tas metaliukas buvo. Tai prispausim. Nu ką, tuo pačiu reikia viską išvalyti tenai. Labai daug šiukšlių. Ir jau. Lygiai taip pat tuo pačiu galima pasikeisti ir tą filtrą. Nu, aš naujo neturiu, tai paliksiu seną. Išimsim filtrą dabar. Pilnas šiukšlių. Nu, vat kažkaip tai greičiausiai, vat pro čia kažkaip tai, kai buvo ta plasmasė nestovėjo, gal jinai kažkaip tai, nežinau, ar čia aš nuimant, aš jau patraukiau aš ją, ar jinai buvo neuždėta, neaišku dabar. Bet greičiausiai, vat pro ją ir bėgo kažkaip tai. Nu, dabar čia va išvaliau. Taip, nu ką, pažiūrėsim. Kaip jinai čia atgal pas mus įsideda. Nu va šitaip turėtų būti. Dabar pažiūrėsim čia. Nu va, dabar užsifiksavo lyg tai gerai. Kai tą metalą paspaudžiau jau ten. Nu dabar tikėsimės jau nebėgs. Nu ką, dabar surenkam viską atgal. Aš tikiuosi, mes priežastį radom. Tikėsimės nebėgs vandenėlis jau. Va, 2 litrai geras įrankis. Nu dabar tikėsimės jau nebėgs. Tai va, internete šiaip radau vieną video, vienas žmogus buvo nufilmavęs. Irgi buvo pas jį tokia pati problema. Bėgo vanduo per ventiliacijos vamzdžius. Va, nu ir aš jam parašiau, jisai man atrašė, labai didelis dėkui jam.
Vardas jo Kęstas, kaip supratau. Labai ačiū tau, jisai man atrašė ir aš greitai atradau, man nereikėjo kažką tai landžiot, kažkur kažką žiūrėti, kaip jisai jau man viską paaiškino, kur gali būti. Tai va, nu ką, tiek šiam kartui. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki.